Labas rytas. Prasidėjo mano rytas neblogai. Pabudau 5 valandą rytą, nes vakar labai pavargus buvau ir anksti nuėjau miegoti. 8:30 gal nuėjau miegoti. Va, ir šiandien 5 valandą atsikėliau. Bet dabar yra 7:30. Tai pats tas. Aš pasižiūrėjau savo maršrutą, kur man eiti. Kas čia per triukšmus, tuoj vėliau papasakosiu. Tai va. Nebežinau, ką papasakoju. Okay. Gerai. Atsikėliau 7:30. Atsikėliau, pabudau 5, bet išjudėjau 7:30. Nes pasižiūrėjau savo maršrutą, kur man eiti, ką nuveikti, keliauti. Va, žiūrėkit, vaizdai, kokie pas mane už nugaros, ten tokie neblogi. Bet vis to siena mane. Nieko tokia, čia į tvoras tokias. Ir šiandien planuoju nueiti apie 20 km. Plius minus bus matyti. Žiūrėsiu, kaip man seksis. Ir koks kelias bus, nes nežinau kelio, nepažįstu aš to kelio. O ten vaizdas, va, nepasiektas mano vandenynas. O ten va tolėliau. Nu, nieko tokio. Pasieksiu aš jį vis tiek kada nors, nes turiu užduotį įsimaudyti. Nežinau, ar pavyks, nes bangas čia didžiulės. Labai didelės čia bangas. Ir nežinau, kaip man leisti ten. Jos tikrai virš 1,5 metro yra. O aš pati 1,5 metro esu. Ai. Nu, čia geras. Žiūriu, čia rašą štampą pasidaryti galit. Va, pakeliu galvą. Aukštukas matyt daro štampą, nežinau, kas čia vyksta. Iki Santiago rašo 154 km liko, plius minus. Va, nu ir galvoju, gal čia ta maišelė yra, ta štampas, nesuprantu. Bandau išsitraukti. Kažkas yra. Jop, nežinau. Nu, bandau pasižiūrėti. Tuoj pažiūrėsiu, parodysiu. Supratau, šita maišelė yra šiukšlė. Vyriškis man sako, palauk. Tuoj aš ateinu, aš duosiu tą štampą, sako, lauk, va čia prie tos strėlytės. Jis tuoj man atneš tą štampą. Va, jis nuėjo matyti atnešti man tą štampą. Nu, prisijokiau. Sako, iš kur tu esi? Sakau, iš Lietuvos. Bet gyvenu Airijoje. Va taip va. Va kokie čia navaroti vyksta. Va, ateina vyriškis man ir sako, duok man savo pasą, aš tau padarysiu štampą. Va? Oksana, come here, please. Štai. Oksana, listen me. Yes. In this, yes. You must put your date. Okay, yes, like I know. This, okay. Now. Yes, okay. Now, thank you. I have not one stamp for you. No. I have 10. Wow, žiūrėkit, kokie gražus. Kokie you gražus. Can choose what do you like. Ir aš turiu parodyti, kurį aš noriu. Kokie gražus. Wow, visi gražus. I have just one, yes. Two. It's free, no pay. No. Okay, I want this. No, this is not. Not this. Okay, no, aš noriu va šitą noriu. Ir aš noriu
Va šitą. Okay. Vau, kokie grožiai. Va, čia tai gerai, kad aš papuoliu. Nu, va, vyksta tokie va čia va veiksmai. Man net pagaliuką davė, su kuo atrodo, aš galėčiau parodyti, kokį aš noriu. Sako, aš 10 štampų turiu. Va. Ir viskas tai uždyka. Ir laukiam, žiūrim, ką jis man čia parodys, kokius jis man čia štampus uždės. Bet gerai, kad aš nepraėjau pro šalį. Ten paukštukas dar laukia. Irgi tokių piligrimų kaip aš. Va, čiulba, ulba. Va, čia tai jo. Ir jis man dar datą užrašys, nes aš šiandieną neužrašiau datos. Man kavinukiai ten uždėjo, aš buvau kavinukiai sustojęs, bet man uždėjo. Čia tasai superinis maišiukas su šiukšliam, kur aš galvoju, kad ten yra štampas. Na nieko. Laukiu, kol jis man atneš. Va, atneša man. Vau, kokie grožiai, man netgi 3 padarė. Vau, super. Thank you so much. Vau, va. Ciao. Ciao. Obrigada. Obrigada. Yes. Thank you, bye bye. Na va, atsivėrė kalnai. Ir žinot ką, man atrodo, kad man jau arkliai balti vaidenasi. Nežinau, čia nuo kelio, čia iš tikrųjų jis stovi. Jeigu jūs irgi matote arklį baltą, paspauskite laiką ir parašykite komentarą. O gal čia man jau vaidenasi, nežinau, čia nuo to kelio jau vaidenasi. Ar čia iš tikrųjų jis yra, bet yra kaip yra. Tikiuosi man nesivaidena. Parašykit komentarę. Ką tik praėjau geležinkelio pervažą. Va, einu tarp tų va gražiausių kalnų. Va, ką tik mane aplenkė piligrimė. Keliukas va toks. Mašinas važiuoja siauras. Bet einam tiesiai, nes strėlytės rodė eina tiesiai. Tai reiškia, einam teisingai. Saulutė šviečia, gražu. Einu ir galvoju, kažin kiek sveria tų piligrimų kuprinės. Mano tai buvo apie 6 kilogramus. 6-7, bet dabar batai dasidėję. Tai neaišku, nežinau su batais kiek sveria. Bet kiti, matau, nešasi knygas, kurios labai daug sveria. Ir gal tokias neplonas knygas. Kiti, matau, nešasi skėčius. Oi, galvoju, ne. Man tų nereikia, bet aš nešu batus savo sunkius. Nes pati, kur matosi, va, ten pakabinti mano batai. Ir dar aš nešu pagaliukus, kuriuos nusipirkau. Kol kas man jų dar neprireikė, tai aš juos tempiu su savim. Jau buvo mintis man juos palikti alberge. Bet paskui galvoju, bet ant pačią galą, jeigu man jų prireiks ir aš jų neturėsiu, taigi paskui save bausiu. Negalvoju, dabar nešiu, o paskui bus matyti, ar man jų prireiks ar neprireiks. Reiškia, aš turiu tą svorį nešti, kiti reiškia, turi savo svorį nešti. Va. Kamicha, šitą miestelį aš turėčiau apsistoti. Ženklas rodo tiesiai ir va ten va į miestą eiti. Šiaip turėčiau čia apsistoti, bet kadangi dar anksti, aš keliausiu toliau. Tai va, nėra man čia reikalo ko būti. Apsižiūrėsiu, apsidairysiu ir keliausiu toliau. Tiesa, iškilo man dilema.
Šitą miestelėje susikerta du keliai. Vienas, kuris eina pagal vandenyną ir kitas Kosta. Ir jie eina paskui iš to miesto į skirtingas pusės. Ir man dabar dilema, kuriuo keliu eiti. Ar keltis per upę, kai pasižiūrėjau su keltu, ar eiti palei upę. Jeigu aš kirsiu upę su keltu, tai atsidursiu jau Ispanijoje. Bet jeigu aš toliau keliausiu palei upę, tai Ispaniją aš kirsiu gal tik rytoj, o gal netgi ir poryt, nežinau. Nežinau, dar nežiūrėjau. Bet tikrai ne šiandien. Bet yra galimybė ir šiandien kirsti sieną. Nu, vat ir dabar, kol daeisiu iki ten, iki tos upės, svarstau, kur man eiti ir ką toliau daryti. Žiūrėkite, priėjau prie pačio centro. Ir kas čia vyksta šiandien, matyt, kažkoks tai karnavalas bus. Nes kavinukai buvau sustojus kavytės atsigerti, žiūriu, padavėjai visi pasipuošę, karnavališkai apsirengę. Ateinu į patį centrą, žiūriu, nu tikrai kažkas vyksta. Nu, įdomu. Ką žinai, ar čia man pasilikti, ar čia eiti toliau savo keliu. Bet va, kažkas tai čia vyksta. Žmonių va sėdi nemažai. Čia jau gal jie laukia visi, čia tribūna kažkokia padaryta žmonėm atsisės dar. Įdomiai. Va, katedra kažkokia, tai ne katedra, bažnytėlė. Scena padaryta. Nu, įdomiai čia vyksta, papuoliau. Aišku, ne ant pačio piko. Va, čia irgi gražiai papuošta. Einu čia pasižiūrėti. Va, visas kelias. Irgi su kažkokiais va karnavaliniais, su tais akiniais. Bet gaila, man ne ten reikia eiti. Neeisiu iš kelio, ne, vėl nuklaidžiusiu kažkur tai. Eisiu tiesiai savo keliu ir viskas. Va. Su paprasta trūba. Štai vėl priėjau prie tiltą, kurį dabar kertu. Ir va, o kitoj pusėje jau yra Ispanija. Ir va čia va visi su keltais plaukia, kas eina kitą kelią. Bet mano kelias rodo, kad man reikia eiti per tiltą. Ir aš einu per tiltą. Jeigu norėčiau eiti palei vandenyną, vis dėlto reikėtų man plaukti. Bet aš pasirinkau šitą kelią, tai einu šituo keliu. Nesuku nuo Kosta. Kosta yra mano kelias, tai aš ir einu šituo keliu. Priėjau prie tokias mažas bažnytėlės, koplytėlės. Ji yra uždaryta. Bet mes galim pažiūrėti kažkaip pro langą. Šitokia.
Sustoju tokioje vietoje. Na, nes galvoju, reikia pasikeisti kojas, nes truputėlį pritryniau tos pėdas. Grinai ant pėdas pritryniau. Nu, tai galvoju, reikia pasitepti, pasižiūrėti. Va, parodysiu savo procedūrą. Kulnytės nusiema. Va, turiu čia va pritrynus va šitoj va vietoj puslytę. Kadangi jinai yra jau pradurta, skystis išbėgęs, aš turiu tokį antiseptinį tepaliuką. Pasitepu. Biškį leidžiu įsigerti uodai. Ant saulės biškį padžiovinu, kad pleistriukas galėtų prikibti. Savo pirštuotas kojines jau nusiėmė, nes jos man ir pritrynė biškį. Pleistriuką užsidedu. Nu, aišku, jis dabar man nenori kibti. Nes neišsigėrė dar. Šiukšlę dedu atgal, paskui išsimesiu. Va. Ai, tiesa, dar turiu va užsidėjusias tokias kojines po apačią, kurios man suspaudžia kojas. Ant kelienų irgi tokius, kad man prilaikytų mano visus raiščius ir mano sausgyslės, kad būtų lengviau man vaikščioti. Nu ką, tapkytės, su kuriuom aš einu visą kelią, va, krioksiukai man labai padeda. Batais tai nusivyliu. Galvoju, bus geriau. O nieko. Pakeliui rasiu, kur nusipirkti. Tai nusipirksiu. Nerasiu, eisiu su kroksais. O kas man belieka? Nu, bandysiu, paskui žiūrėsiu, gal jeigu tikiuosi lietus nelis, bet atrodo penktadienį nusimato lietus. Jeigu lietus nelis, eisiu su kroksiukais. Jeigu lietus lis, teks dėtis batus. Nu ką, renku manatkės visas ir keliauju toliau. Vau, žiūrėkit, kiek citrinų radau. O čia tai jo, geras. Oho, visa alėja. Nu, grožis, ką. O kiek daug pačių citrinų. O, man patinka. Gražu. Priėjau vėl prie kapinių. Sakau, užeisiu šį kartą. Parodysiu. Va, žiūrėkit, pas jų nėra jokios žalumos. Ta prasme, jokių ten ravėjimų, nieka visur. Plytelės, marmuras. Ir dar, ten traukinukas už kapinį važiuoja. Ir dar, kas man patinka, čia taip įdomiai, keistai, va tokie va, aš net nežinau, čia irgi matyt kapai kiekvienam kapui skirtas.
Norėjau pasižiūrėti. Pabandysiu pažiūrėti. Eiti vidų tai neįsiu. Ok, nieko čia nesimata. Ai, va ten. Nu, va taip va. Vau. Yra čia jo karstas vienas padėtas, matau. O, mama mie. Ir 4 ir 3 vietas dar tuščias. Vau, kaip įdomiai. Va. Čia irgi tas pats. Čia jau daugiau pašarvuotų. Nepašarvuotų, čia jau skaitosi jau palaidoti tie žmonės. Kaip įdomiai. Ir čia žiūrėkit, jų labai daug tų tokių. Oho, kaip įdomiai. Geras. Ir va, aplinkui visur, čia matyti jų prabangesni žmonės. Tokius daro, nors aš nežinau iš tikrųjų. Čia tik taip šiaip pati svarstau. Įdomiai. Pirmą kartą matau taip va. Dieną nakvosiu čia. Va, šitokiam pastate. Va, toks saliukas gražus. Kažką rodo, neaišku ką, nežinau. Įsiaiškinsim vėliau. Nu, priėjau. Bet uždarytas, dar valandą laiką reikia palaukti, kol atidarys ir mane priims. Tai aš pasėdėsiu ant to gražaus suoliuką su to ženklu geltonu, su ta strėlytė. Pasėdėsiu, ištiesiu kojas, pailsėsiu. Atidarau, aišku, reikėjo man paskambinti į duris. Atidarau, čia mane pasitinka, va, 2 žmogeliukai. Ir daugiau nieko. Laukiu, kol kažkas statys, mane pasitiks. Aha, neblogai. Va taip, va čia. Viskas vyksta. Fontaniukas, kurio nėra. Nu gerai. Pasėdėsiu su šitais 2, palauksiu, kol pas mane kas ateis. Štai gavau lovą, paskui aprodysiu daugiau visą albergą. Tai parodysiu, ką aš ką tik padariau. Mes gaunam visuose albergose valstybiniuose va tokias va paklodės ir tokias pat ant paduškas užvalkalas. Tai va mes turim užsidėti paklodę tokią. Paskui ant viršų susidėti savo miegmaišį. Va, padušką. Aš ką tik įvilkau, nu va tokia va. Toks merliukas, galima sakyti, va, kiaurai peršviečiamas. Va, bet tai jau geriau, vis švariau negu kad miegoti be jo. Toliau dar gaunam štai šitokią kaldrą. Adijalą. Aš jį užsidėsiu ant viršaus, ant savo miegmaišį. Čia mano kepurėlė, mano daiktai, šalia langą. Galima čia va pasirinkti kokią noriu lovą, bet aš pasirinkau čia miegoti. Nu, žiūrėsiu. Štai taip mano kojytės atrodo. Išbėrė nuo kažko, tai matyti, nežinau, čia nuo tos saulės ar nuo ko. Bet jau labai išbėrė. Ir antrą koją dar labiau. Va tokiais va čia va net skauda visur. Nu labai jau. Ir galvoju, kas čia man yra. Tuoj parodysiu. Ir galvoju, kas čia man yra. Kodėl man tą vietą labai skauda. O čia matau aš, kad patinė pas mane yra. Ir dar mėlynė čia pas mane atsirado.
Bet aš nejutau, kad aš būčiau įsisukus koją ar kažką tai padarius su ją. Tiesiog pajutau, kad skauda. Nu va, tai nežinau. Nu, tikiuosi viskas bus gerai, bet va čia va matosi. Va, irgi pabėrimai yra. Nu, bet mano kūdikis jau pradėjo sirgti. Nieka, gydysim ir keliausim toliau. Nu, aš pasidariu savo pavalgyti. Esu virtuviai. Va čia va. Kažkokie vaisiai ant stalo buvo, nežinau, čia pomidoro, čia vaisiai, nežinau, kas reikės paragauti, kas čia pradeda dalykas. Tai va, iš po vakar liko man dar makaronai su vištiena. Nusipirkau pomidoriukų. Pasidariu arbatą ir mano pietai bus šiandieną iš kiek turiu. O vakarienę jau vėliau nueisiu, nusipirksiu tą piligriminį vakarienę. Pažiūrėsiu, kas ten yra. Tik dėl smalsumo pažiūrėsiu. Nu va, pradedu nuo šitų žmogeliukų, kurie mane pasitiko. Ir aprodysiu jums mano albergą, kuriame šiandien apsistoju. Čia va priimamasis pasijuokė, Dainis iš mane sako, koks čia tau priimamasis? Sako, čia tau ne ligoninė. Nu gerai, vis tiek mane priėmė, jeigu priėmė, reiškia priimamasis. Nu gerai, receptionas ar dar kaip registratūra. Nu vienu žodžiu. Nu tai va, ir toliau einam mes į viršų, keliaujam laiptais, va tokiais va. Kojytės mano šiandien vargšės, skauda labai stipriai. Ok, gavau Wi-Fi, kuriuo galiu naudotis. Ten va viršui dar yra laiptai. Bet mes ten eisim. Nėra ten ko eiti man. Ten bus tas pats kaip ir čia. Kol kas esu viena ir greičiausiai meluosiu viena, taip manau. Nu, bet matysim. Va, čia yra kambarys. Su 1, 2, 3 lovas. Tai 6 žmogeliukai čia gyvena kažkada ir kažkada dar gyvens. Va, čia mano kambarys, kur aš apsistoju. Irgi 3 lovytės, 6 žmogeliukai. Ir mums visiems priklauso dušas ir tualetas šičia. Va, visai gan švariai. Va, aš pakabinu taip dušą, nes nepasieku pakabinti. Bet užtat čia kabliukas yra, va, šalia, labai patogu. Ok, iš čia mes atėjome. Čia šone yra įsiskalbti rūbus ir galima tokia terasa. Laukai išeit, va, įsiskalbiau rūbus, pasidžioviau. Čia yra toliau dar 2 kambariukai. Čia jau jie bus brangesni, nes privatus, jau yra 2 lovas atskiras. Ir čia jau priklauso rankšluosčiai. Va, padėti visas komplektas. Va, po 2. Po 2. Čia 3. Čia 3, bet čia jau rankšluosčių nėra. Ok, ir jiems visiems priklauso irgi dušas. Sukriauklė ir su mano atvaizdu dabar šiuo metu. Toliau. Čia yra bendra zona, kur galima visiems ilsėtis, pasiskaityti knygutės, šiaip ištiesti kojas. Ir dar galima išeiti į lauką, terasą. Taip pat va su tokiais vaizdais. Va. Koks grožis. Nu, nuostabu. Toliau einam į virtuvę. Čia yra virtuvė. Tokia šviesi, balta visa. Nu, kaip ir visuose alberguose yra virdulys, sumuštininė, mikrobanginės, šaldytuvai, viryklė. Na ir kas čia? Pasižiūrėm, kas čia.
Čia komoda, o čia pasižiūrim, kas. Čia dar tualetas. Okei, čia dar tualetai ir su kriauklėm, mums nereikia. Nu tai va, ten jau privati zona, bet girdžiu, ten vaikai duodasi, tai gal ten mokyklos arba darželio kokie, nežinau, kažkas tai vyksta tenais, bet su vaikais, nes vaikai girdžiu duodasi. Nu va, tokia sekcijikė, stalas yra, nu visai neblogai, galiu pasakyti. Atėjau pasidaryti arbatos ir ką jūs savo galvojat? Nu, pamačiau, kad yra makaronų, vienas kiaušinis yra, šaldytuve radau pesto padažą ir radau margariną, dar radau vynelio. Čia nežinau, kas yra, portugališkas kažkoks tai, nežinau, kažkoks tai dalykas, nežinau, nevartosiu šiandien, net neragausiu. Va, vynelio yra buteliukas, va, matote, va, pripilta, bet aš jo irgi negersiu. Bet užtat yra, va čia, kiaušinis vienas, margarinas ir pesto. Aš jais ir pasinaudosiu. Taip. Ir niekur aš neisiu šiandien vakarieniauti, pasidarysiu. Visam albergui padarysiu pavalgyti. Visam albergui. Va, makaroniukai yra. Va, yra pasta. Yra, ta prasme, makaronai ir špagetė. Tai va, padarysiu aš visam albergui pavalgyti. Ir ką jūs savo galvojate? Aš pati viena visam albergį. Tai ir aš pati savo pasidarysiu pavalgyti. Nu ir ką? Va taip bus šiandien. Atėjau arbatas, reiškia, pasidaryti. Nu va, o darysiu pavalgyti. Nu ką, pasidariau su vakarienę, va. Makarončiukų. Dar rytoj pasidariau, pietų turėsiu, tad nereikės man nieko pirkti. Visai neblogai. Ir gal, man atrodo, visai neblogai gausi. Išviriau makaroną. Įmušu vieną kiaušinį. Ir įdėjau šaukštelį pesto padažo. Ir visai gerai. Vakarienė yra padaryta. O ko ne? Skanos. Nepavydėkit.